Ko tai prėsku burnoj? Peilis smeigiu, žarnas ištraukiu. Ir svarbiausia paties daryta. Skaičiai juk nemeluoja. Nu bet ką nori, tą sakykit. Ta klasika. Rūkytas skumbrės su naminė duona. Sugalvojau. Išsirūkom skumbrės patys. Taip ir padarom. Bet kad būtų įdomiau, pažiūrėsim, ar apsimoka pačiam išsirūkyti tokios skanios skumbrės. Tai pala, man reikia šviežios skumbrės ir rūkyklos. Nu, vietoj. Tilpsas mane, jas maksa. Porą esu jau lavūnų, nesvarbu, esu vežęs. Čia sakė mano prietaisas. Pradžia buvo nuo garažo, sakykime, maža, ar ne? O paskiau augom ir vat augom iki tokio lygio. Aš dulkes nusivalysiu, galiu priskabinti. Ir to reikia, ir to reikia, ir to reikia, ir to reikia. Nu. Ačiū jums, ačiū. Labą dieną. Norėčiau skumbrės dėžės. O sakykit, kiek kainuotų, jeigu 100 kg pirkčiau? Čia reikėtų derintis jau su vadyba. Žinoma, kad mažiau kainuotų. Paderinsim. Labą dieną. Skumbrės pasiimtat jau. Mėsingo dūmo. Gerai, paimam dienelę. Opa. Ačiū labai. Gal paragauduosim? Viso, ačiū. Einu pažiūrėti, ką dar gero turi. Ir čia galit jūs pirkti mažesniais kiekiais. Ko tik čia nėra. Ir upėtakis, ir lašišos juostelės, ir skumbrė, ir silkė, ir filė, ir karpio gabaliukai. O, ir stintų yra. Dorados karšto rūkymo, žiauriai skanu. Aš jau žinau kitą kartą, iš kur gera kaina lašišai imsiu. Ko tai prėsku burnoj? Gal kokią silkę paimt? Auksinis berniukas. O, kas susitikt prie gaidžią? Parvyko namo. Ką, naują draugai paišomi ansamblį, kolektyvą. Susijungiau, pjuvenas užkūriau, pažiūrim, kaip kas veikia, kas su ko valgoma. Kol kas viskas puikiai. Kad jau jie čia visi tie draugeliai cementuojasi, varom skumbrio marinatą virti. Marinatą palieku šaltai, kol pilnai atvės. Nu ką, marinatas atvėso tik tai naktį. Nu, bet ką darysi, darbus reikia vis tiek pasidaryti. Tai man reikia dabar išsiskrost skumbrės. Tokia didelė riebi su daug omega rūgščių. Nieko čia labai sudėtingo nėra. Su žuvim viskas paprasta. Peilis smeigiu, žarnas ištraukiu. Pirmiausia, galvą nusirėžiam. Tada perpjaunam pilvą. Skumbrė švari tokia vat išėmiai. Ir švaru. Aišku, paskui nusiplaut reiks. Su kitom lygiai tą patį darom. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Ne vasarą rankom, einu į kambarį, pabaigsiu darbą. Jūs čia pabūkit, pastovėkit. Nu ką, ačiū, kad palaukėt, tikiuosi labai neprailgo laukimas, o mes tęsiam toliau savo mini eksperimentą. Buvo 10 kg šaldytos skumbrės, dabar pažiūrėsim, kiek liko jai atšilus ir išdarinėjus. Ką, imam svarstyklės ir visas 16 skumbrių sudėsim, pažiūrėsim, kokį mes čia svorių turim. Fiksuojam svorį, 8 kg, 200 g užpilu marinatu ir paliksiu per naktį šaltai. Tai
apie 8 valandas. Švieskim žvaigždelę, rodykį sapnų takelį. Ate skumbrytės. Labas rytas, štai ir aš einu žiūrėti, kaip ta skumbrė. Dabar yra... Čionais skumbrės riebumą rodo, yra 6:30 ryte. Skumbrė nešuos į kambarį, nuplauti, turės apdžiūti. Iki susitikimo vėliau. Va, kiek prigaudžiau žuvies. Ir kol jinai džiūvo, pasidariau tokių kilpučių pakabinimui. Tai vat, parodysiu kaip. Kabinam už uodegos. Paprastai. Ant strypo. Nu ką, šniuriukai uždėti. Einam kabint ant stripų. Sukabinsim ir pažiūrėsim. Nepažiūrėsim, o pradėsim rūkymo procesą. Čia nebėra ką žiūrėti. Ir dabar į rūkyklą. Su visom kitom tą patį darom. Taip, tai 16 sutilpo. Iš tikrųjų galima dar po vieną būtų įterpti, tai tilptų 20. Pamatuosiu vidinę temperatūrą. Išrūkytos skumbrės temperatūra turi būti 55-56. Ir parodau aš jums dabar, kaip paprasta naudotis šitą rūkyklą. Aš jų nepadauginsiu, nes nežinau, kiek jų reiks, jeigu ką paskui papildysiu. Tada aš skumbrės noriu dar šiek tiek padžiovinti, įjungiu temperatūros daviklį ir patį ventiliatorių. Nustatau temperatūrą, kurios noriu, tai darysiu 25 laipsnius, maždaug kambario temperatūrą. Ir kokį dar 20 minučių palaikysiu, spaudžiu vėl set, užstačiau 25 laipsniai ir rodo dabartinę rūkyklos temperatūrą viduj. Nu ką, 20 minučių praėjo kaip skumbrė džiūna, dabar paleisim dūmą. Parodysiu, kaip tai daroma ir jūs nuspręsit, ar čia labai sudėtinga. Įkuriam drožlės per šitas skylutes, yra šitoj pusėj ir šitoj pusėj. Drožlės įsikūrė, dūmo paleidimas. Paspaudžiam mygtuką, čia ventiliatoriaus sukimosi greitis. Mums nereikia, kad taip labai daug to dūmo. Tai darau 20 ir susikeliu temperatūrą rūkykloj, kad man laikytų 75. Spaudžiu set. Viskas. Dūmas rūksta, temperatūra nustatyta, aš laisvas. Kad jau aš laisvas, tai papasakosiu, kas man nutiko Lestenui, kur skumbrę pirkau. Nu jau sakau, galit man mestelt tą skumbrę? Sako, kodėl? Sakau, pasakysiu žmonai, kad pagavau pats. Nėra ką veikti, giros kokios įsipilsiu ar ko. Pasiekiau savo tikslą, vidinė skumbrės temperatūra 55. Žiūrim, ką mes čia padarėm. Tikra, šviežia ir svarbiausia paties daryta. Ateikit, aukseliai. Hebra, auksinė žuvelė. Pasaka, reikia palaukti, kol dūmas įsivaikščios ir kol atvės. Duodusi aš čia pirmyn atgal su skumbrėm, bet privalau įsiaiškinti, kiek praradau pradinio svorio šitos karalaitės, kad galėčiau apskaičiuoti, kokia gaunasi savikaina kilogramo. Dedam iš eilės. Ramiai. Gaunam 7 kg 650 gramų. Tai dabar skaičius turiu pradinio svorio, galutinio svorio ir aš jums dar paskaičiuosiu, pasitelkę savo išmintį, kas labiau apsimoka. Pačiam pasidaryti skumbrę ar pūkus iš bambos rinkti ant sofos atsiguls. Baigiau skaičiavimus. Kaip matot, net pasnygo biški.
Tai bandžiau pats suskaičiuoti. Tai man čia, žinokit, kaip ir, kažkas gal ir gavosi, bet taip galutinio atsakymo kaip ir negavau. Tada pagalvojau, ką tas veltėdis ChatGPT veikia. Ir tada grebiau telefoną ir aš jam uždaviau klausimėlį. Minėtas draugas gavo užduotį. Parašau reikiamus skaičius, nurodau, kokie produktai naudoti ir paprašau paskaičiuoti 1 kg karšto rūkymo skumbrės kainą. Beje, visus skaičiavimus įkelsiu į video aprašą. O jūs per tą laiką galit mėgauti savo pasigamintų produktų, kol jisai skaičiuoja. Matau jau, pažiūrėkim, ką jis čia mums parodys. Taip pat man įdomu, kokią kainą gautume užkrovus pilną rūkyklą. Kainų skirtumas gaunasi gana nemažas. Skaičiai juk nemeluoja, tad mano išvada paprasta – pačiam gaminti apsimoka. Aišku, reikia įvertinti tai, kad skumbrės kainos svyruoja, elektros kaina gali svyruoti. Jūs galite ir ingredientus gauti pigiau ar brangiau, tai ten plius minus kažkiek skirsis, bet vienas dalykas, kurį sunkiausiai įvertinti, tai ką jūs patys pasidarot. Šiauliečiai, žinokit, jūs turit perliuką savo mieste. Žuvis didelė, riebi, sultinga. Tiesiog net graži, sakyčiau. Aš spjaudausi. O jūs ją galite įsigyti čia. Vertinkit, ką turit. O kas liečia skumbrę, tai jinai tikrai praturtins jūsų šventinį stalą. Kalbant apie rūkyklą, tai mano pirmieji įspūdžiai apie ją tokie. Visiškai jokios priežiūros iš jūsų nereikalauja. Įsipyliau drožlių, porą mygtukų paspaudžiau, paleidau rūkymui ir laisvas. Galiu tuo metu daryti, ką noriu. Filmą žiūrėti su vaikais būt. Tik nepamiršt produktą, aišku, gal reiktų. Tai ne tik gražus, bet ir labai kokybiškas gaminys. Su jais jūs išrūkysit ne tik žuvį, bet galite rūkyti ir mėsą, tiek šaltų, tiek karštų rūkymų, džiovinti mėsą, sūrius rūkyti. Galite kepti iš tikrųjų netgi panašiai kaip orkaitėj. Pirmą kartą rūkiau, bet žiauriai patenkintas. Kalwood, spaudžiu jum dešinę. Labai džiaugiuosi, kad yra lietuvių, kurie gamina tokius kokybiškus gaminius. O su jumis susitiksim kitose video, su receptais, su paskaičiavimais. Iki kitų kartų.